varai kartu. Sveiki, družbanai. Esu Lenkijoje, Mazovijaus Ostrovos mieste. Nuvažiavę esame apie 300 km. Varom į Biedrionką apsipirkti, nes dar nieko neturim. Nei atsigert, nei užkast. Noriu kažkokį šokoladuką. Simsim šokoladuką. Šitie sausainiai rimti. Simsim. Bus gerai pusryčiam. Taip, ko dar noriu, man reikia kavos. Ir puodelio man reikia, nes aš neturiu. 9,37, kiek čia eurais gaunasi. Kori čia pigesnė. Man atrodo, štai ir pigiausia. Penkių litrų man reikia turėti vandenuko. Zapraszamy do ankiety satysfakcji. Dziękuję. Pomagasz nam zmieniać się na lepsze. Wybierz formę płatności. Nu tai ką, susipirkom biškį atsigert, vandens sulčių, kavos pasiėmiau, nes reikės. Pasiėmiau sausainių. Bus pusryčiam gerai. O dabar pasiėmiau užkast bulkučių su dešreliu. 11,50. Tikiuosi negazuoto aš čia pasiėmiau. Negazovaną. Lemo, man biški gerklę skauda. Ar nebus man, kad po to stogo kasimo peršalau. Lenkijoje šilčiau atrodo. Kiek šitų laipsnių? -13, nu gal ir nėra šilčiau. Man atrodo, kad čia su svogūnais. Aš nevalgau svogūnų. Gal ir ne? Ne, gal be svogūnų. Nu ką, užkandom. Lekiam toliau. Kita stotelė Zakopanė. Čia man atrodo netaip biškį buvau mašiną pastatęs. Iki Zakopanės liko 6 valandos, 521 km. Nu, manau, kad jau viskas be sustojimo. Oho. Čia man reikia į tą pusę.
Nu ir bandom dabar be sustojimo lėkti tiesiai iki Zakopanės, nu nebent į tualetą. Sysiuko. Kažkas barška. Nejaugi mano citrus nei Lenkijos net laikys. Duodu gazo kažkas toks suku į degalinę. Kaip tik kuro reikia. Jau nuvažiavom 580 km. Bet kas ten barška, tai man labai įdomu. Bet tik į gazo duodu toks O tai kad čia nėra degalinės. Ai, čia tik tai parkingas. Inspekcija tikrina fūras. Einam, pasižiūrėsim, kas čia. Gal kalpokas. Gal čia viskas ir gerai. Gal čia aš per daug pergyvenu. Niekas čia lyg neatsikabinė. Viskas okei. Turbūt. Gerai, tai kur degalinė, man reikia kuro. Kitoj pusėje rodo. Einu ieškot. A jo, čia stopas tik tai kažkoks. O tai kur degalinė? Nu, važiuojam kažkaip. Nes man kuro liko jau ne per daugiausiai. Sustojo visi už manęs, nors kita kolonėlė yra. Nelabai suprantu, kodėl. Dabar man skubėti reikės. Tilpo 46 litrai. Gerai, patrauksiu aš tą mašiną. Tai gal jisai pilasi, nes kitoj pusėje laisva. Ir dar viena už manęs buvo. Aš nesuprantu, kodėl jisai kodėl jisai vis tiek laukia už manęs. Nesuprantu. Einu, nes paskui galvos, kad apsivogiau. Wymieniłem i zaniosłem tam na teśku. A patrzę, stoi tu na rogu To tam. ktoś musiał zostawić inny. Może gdzie wczoraj? Hello? Jeszcze kawa się leje. No nieskończone. Będzie miał pan samo mleko. Don't worry, that's gonna be okay. Karoči, per greit patraukiau puodelį ir dar pribėgo ten kava. Sako, bėga kava tavo, nu kaip supratau. Karoči, nusipirkau pilną kavą už pusę kavos už pilną kainą. Džiauru. Dabar jaučiu, kad visiškai čia bus. Ai ne, normaliai. Ai ne. Aš pirkau
Aš pirkau moką ir man tik kava pribėgo, o kavos nepribėgo. Orleanas. Niekada Orleanį nepirku. Nu viskas. Daugiau nestosim. Liko lygiai 3 valandos. 230 km. Daugiau nestosim. Kuo greičiau. Zakopanė! Ir ieškosim kalnuose vietos, kur galėtumėm apsistoti. Aišku, kad būtų gražu. Pakelsim droną. Kas čia darosi? Eik, tu nahu, ne čia nuvažiavau. Ne čia nuvažiavau. Vėl atgal į tą pačią degalinę. Ai, man reikėjo į dešinę. Ok. Citriaus bakas iš tikro yra apie 50 litrų, gal 5 kokie. Tai čia reikės pilt ir pilt man. Bet pirmai užsipyliau, nu tai dabar dar likę kokie buvo 10 litrų gal. Kažkas tokio. Mažiau gal biškinis. Kem 6 ar kem 7 įpyliau. Tai nuvažiavau 600 km. Tai sakykim su 45 kokiais litrais 700 kilų, tai kiek čia kokius 8 litrus reikia benzinuko. Nu nežinau, bet ir važiavau 130, tai ne ekonomiškai. Turėtų kokie 110 kokie, manau 6,5-7 litrus reikia. Nu gal 6,5, ne 7 manau kokius. Vos nepamiršau priskaičiuoti, ką išleidom ant kuro ir kavos. 66 euriukai. Nu va, Citri Zakopaniai. Tik nežinau, kaip dabar sumokėti už parkingą. Einam pažiūrėsim ženklas, bet lenkiškai nesuprantu. Podstrefa A. Бесплатный месте постоvi. Maksimalny час поstoju 60 minučių. Gerai, reikia vertėjų. Nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Zakomais gyventų, kad maksimalus parkavimas čia. Ai, nemokamai. Nu tai viskas. Nėra čia ko galvoti. Einam, biškį pasidairysim miestelį. Praleisit, ačiū. Zakopanė. Nesu buvęs. Žinau, kad daug žmonių, daug lietuvių yra čia buvę. Bet aš ne. Einam pasižiūrėsim. Skelbiu oficialiai atvykęs į Zakopanę. Sveiki atvykę į Zakopanę. Faina čia. Labai daug žmonių. Labai daug. Ir ten kalnai kokie baisiai didžiuliai. Kažkur bandysim link jų ir važiuoti. Tutto bene. O dabar mano planas yra toks. Varau ieškoti vaistinės, nes jaučiu, kad sergu. Po naktinių sniego kasimų jaučiu. Tai nelabai kaip jaučiuosi. Reikia kažkokio koldreks, gal tablečių kažkokių. Ir tada pasistengti pasveikti, nes jeigu susirgčiau dar labiau, nu ne kažką būtų pirmom dienom apsirgta, ne? Tai dabar varau aptekos ieškot. Susirandu apteką, viską nusipirku ir labai valgyti noriu. Nieko nevalgiau, tik tas 2 bandelės. O dabar jau 3, man atrodo, dienos. Tai nežinau, varysiu kažkur gal skaniai dabar pavalgyti. Ir paskui varysiu vėl į Biedronką vakarui ir pusryčiam kažką nusipirkti. Gaminsimės
Citriui. Citrus. Prie citrius. Pasistatė ką tik. Mano geresnis. Su tokiu ir važiavau. Ojojoj. Koks švarus buvo vakar. Dabar koks purvinas. Oba. Wow, nu tai ką, viskas. Šiandien įveikėm 850 km. Ir dabar varom vaistų, kad nepablogėtų ir tada skaniai pavalgyti. Aš ant tiek pripratau prie citriaus, prie važiavimo, kad nesugebėjau pasižiūrėti, ar čia yra vaistinė prie pat kažkur. Tai radau, už 2 minučių prie pat. Pasivaikščioti jau gal reikia biškį. Beveik štuką kilau. Jis tokias ir net nebūčiau kur čia nuvažiavęs, nes nėra mašinos kur pastatyti, bet labai kurortas. Visur kainuoja. Nu, va, radau prie gatvės nemokamai, bet šiaip daug kur kainuoja. Mačiau pa žmonės net savo namuose nuomoja vietas, nu, kiemuose. Hello, do you speak English? Do you have something from the flu, from the cold, like Coldrex or something? Maybe this one? And maybe paracetamol tablets? Okay, thank you. Nu, pasiėmiau Coldrexo ir paracetamolio. Tikiuosi, kad pasveiksiu. Bet aš dabar galvoju, ar man apsimoka čia kažkur važiuoti, ieškoti kažkur, kur pavalgyti. Aš gal palieku šitą mašiną ir einu kažkur. Turėčiau rasti valandą nemokamai, turėčiau spėti, manau, per valandą. Nėra šalta. 2 laipsniai gal tik tai šalčio, bet nežinau, kaip naktį bus. Šiaip kaip žiūrėjau prieš tai minus 15 rašė. Po raz pierwszy wyjechał ze swoją muzyką do Warszawy, gdzie grał podczas wystawy panoramy. Bartosz Dąbrowska był także jednym z pierwszych przewodników Soliukas su radija. towarzysząc Janowi Grzegorzewskiemu, dokonał pierwszego zimowego przejścia przez Zawrat do Morskiego. Był również towarzyszem wypraw Sabala. Atsisėdi. Ir klausai radiją. Podobno to właśnie podczas jednej z nich ustalono układ tańca gminy. Kad suprasčiau, ką nors. Dąbrowska zmarł ze skrzypcami w rękach na drodze pod Reglami. Čia iš apačios kažkur. Tatras został upamiętniony. Šlapau jaučiuosi. Storia equipinita dove si partita e da noi sempre restata con il comando italiano. Einu ir išgirdau muzikėlę. Čia bus faina gal pavalgyti. Aparacenzas. Einu. Pavalgysiu. Dicendo sempre ehi bambino, non bere molto vino, poi continua sempre imperterrita cantando soltanto. Storia equipinita dove si partita e da noi sempre restata col suo Nevalgysim ten. Kadangi taupom pinigus, labai brangu. 25 eurai patiekalas kažkoks chicken ten. Na, ten Valentino toks. Tai tegul eina poros ir valgo ten. O aš pamačiau kai ką. Šitą suplyšusi striukį. Stogą kai valiau. Kai lipau ant stogo, susiplėšiau. Dėjos į vitus. Svarbu šilta. Einam ieškot, kur pigiau pavalgyti. Oi, ne, tai eisim Bomšprakių į Lidlą, mačiau prie pat yra. Norėčiau atšvęsti šitą atvažiavimą į Zakopanę.
pavalgyti skaniai. Bet per brangu biškį. Aš žiauriai noriu myšti, bet kažkaip užeit kažkur vilė kur pamyšti ir nevalgyti, nu kažkaip, gal nelabai. Tai užeisim, susirasim kur pavalgyti, ten ir pamyščiam. O, karčma. Manau radau karčiamą. Pažiūrim, ką čia yra valgyti. Suprantu, tai nieko. Ai, va, angliškai. Sups. Žiūrėk. Sriuba žiūrėk. O, onion soup. Man kaip tik. Gerai. Main dishes. Pork. Fish, pasta for kids. Nu, kažką gal rasčiau čia. Eina, bandom. Restauracija. Nu, bet čia irgi bus brangu. Ne, neina. Dabar pasižiūrėjau, man ten per prabangiai atrodo. Reikia eiti ieškoti kažkur. Sklepą kažkokį. Can we order? Ja, ook, dat is als mijn collega. Can we have a creamy red box, chicken fillet roast, semi salad, yeah? Can you make no onions in salad? Yes, no salads. No, salad but no onions in salad, right? Which salad? Wait a moment. No, good salad. This is coleslaw. Coleslaw. Yeah. Is it onions inside? No? I think yes. Do you have any kind of salad without onions? Carrot only. Yeah. Okay. And can we have just hot water? Hot water. Yes, please. Yeah, that's good. Thanks. You want without lemon? Ne, without lemon. It's anything.
Nežinau, ar girdėjosi, ką kalbėjau. Pasirodo mikrofoną ant striukės buvau palikęs. Ir striukę pasidėjau. Nu, reikia priprasti. Nusiiminėti. Tai, karoči, kaip aš ten atsiradau. Žinokit, ant tiek myšt norėjau, kad jau nebežiūrėjau į tas kainas, jau bet kur. Ir pataikiau. 20 sumokėjau tik tai. O privalgiau, matyt, kiek. Labai skaniai pavalgiau. 20. Priskaičiuojam 20 ir dar 21, jeigu tiksliai. Ir dar nepriskaičiavau vaistiniai, ką pirkau. Tai 11 eurų dar papildom. Viskas man gana šito miesto. Aš varau į kalnus. Einu ieškot, kur važiuot. Ir ieškosim kažkokios vietelės, kur pernakvot. Miegosim Citrui, tikiuosi nesusirgsiu dar labiau, nesušalsiu naktį. Va, eidamas pro šalį, pamačiau kažkokį sklebgamą. Tai nevarysim Biedronką. Einam čia apsipirksim kažko vakarienė ir pusryčiam. Nu viskas, apsipirkau vakarienį pusryčiam. Žiūrėk, kokį maišą turiu gerą. Su gėlytėm. Ką mes čia nusipirkom? Lėkščių nusipirkau vienkartinių, nes neturiu. Nusipirkau bomšpakių. 3. Aštrus. Ir dar vienas kažkoks smetana zlotami. Tai va, jau nemirsiu iš bado. Taip, toliau pasiėmiau aliejaus. Kepsim kiaušinį arba dar ką nors. Nu, turbūt pusryčiam kiaušinį. Pasiėmiau pipiriukų. Pasiėmiau druskos. Čia, kaip suprantu, mėsai, bet aš kitokio neradau. Bus gerai. Bus gerai, sueis. Stafarikų, nes irgi neturiu. Reikia nusipirkti normalų. Kiaušinių. Tadam. Kepsim omletą. Pasiėmiau dar agurką prie kiaušinio. Ir atsigert. Kepi ice fruit. Tai viskas. Ai, ir už viską sumokėjom 20 eurų. 20 europinių. O dabar susiradau vietą, kur maždaug nakvosiu. Nežinau, kaip davažiuosiu iki ten, bet bandom važiuoti, nes jau temsta po truputį, reikia iki tamsos susirasti vietą, kad ryte būtų gerolė panorama. Mano vaistai. Kur paracetamolius? Ai va. Viskas, lekiam. 33 minutės, 19 km. Čia valandą tik tai buvo galima stovėti. Jei jau galvojau, kad bus bauda, bet nėra. Tai va, reiškia galima ir ilgiau nei valandą, nes užtrukau tikrai ilgiau. Hello. Is there any chance to stay overnighting here? Yes. How much? 75 zł. 75 zlotys, yeah? And I can sleep in here, yeah? In the car? Yes. Yeah? Okay. I'll pay by card, okay? Radom vietą. Bet, karočią, kainuoja. Čia labai visur kainuoja, nėra kur sustot. €18.
To dobrej nocy. Thank you. Nu va, radau vietelę miegot. Nu čia turėtų būti ryte gražu, dabar biškį debesų yra. Lemon night mode, kai įjungiu, labai jau išplatina vaizdą. Nu bet nieko. Tai va čia ir miegosiu. Citroenze. Parodysiu rytoj, ką aš čia susidėjau. Bet yra biški daiktų, staliukas. Rytoj parodysiu, kai šviesu bus. Ir biški susitvarkyti reikia. Nes yra didžiulis bardakas. Nu ką. Dabar einu prie kompo. Reikia dabaigti pasiruošimo video įkelt, kad turėtumėt ką žiūrėti. Vėliau susimatysim dar. Hello? Anybody home? Uždegsim lampų, stadom staliuką. Stalą per didelį nusipirkau. Ką dabar daryti? Nėra vietos šitam cetriukui stalą patiktų. Reikia sulankstyti. Opa. Ir pūstis čiužinį. Kitaip nebus. Op. Opa. Nežinau kaip matosi, bet ant night mode DJI Osmo šitą kamerą labai išplečia viską. Bet gal gerai. Nu tai va mano Citrenzas. Taip gal nelabai matosi. Oho, čia kiek šviesų galima prisidegti. Kai diena, biški per daug. Gerai, reikia pūsti čiužinį tada. Persidėti biški reikia. Opa. Skysčio visko čia pas mane yra. Visko. Soliučiai. Dar viena kėdė. Bet čia kai lauke sėdėsim kažkur. Nu reiks kažkaip atkalt sistemą. Kaip geriau įsikurti. Pirma diena, pirma naktis, tai taip. Žinot, biški sudėtingiau. Po sėdynį reikia pakišti į tokius emergency daiktus. Nu va, mažėja po biški vietos. Didėja tai yra vietos, nemažėja. Striukė dar mano viena pasiėmiau. Oho, čia išlūžo. Gerai, reikia pūst čiužinį. Einam į lauką. Mano čiužinys visą laiką buvo garaže. Ir aš jį įsidėjau suledėjusi. Tiesioginė ta žodžio prasme suledėjus buvo. Tikiuosi, kad jisai niekur neprakiuręs. Opa.
Jūs pamatysit, kaip aš įsikursiu. Pavydėsit jūs man. Šlapės dar. Nu nieko. Opa. Čia pompa. Opa. Lūžo jau kažkai, ne, čia įstato. O gal ir lūžo, dabar galvoju. Jo. Lūžo. Ne. Neužsidaro. Užsidaro. Gerai. Čia varykus čia įmetam. Yra vietos. Oho, čia šlapia. Ledas dar. Nu va. Jūs tik pažiūrėkit. Pilna tos vietos. Gerai, reikia eiti vidosi, ką dabar kurti. Einam, apsidairysim, ko čia gero yra. Bankomatas. Jeigu šaibensų reikia. Blemba vėsta laukia. Dabar yra 7:30. Ir -5, bet jaučiasi blemba lyg daugiau. Uvaga. Dronų negalima. Eik tu savo, aš rytoj norėjau kelt. Nieko kitur pakelsim. Kiosk pamietki. Kažką pardavinėjau čia. Gal rytoj kažką nusipirksim. O ten tualetai yra. Einu į tualetą. Nu, ką jūs? Aš jau įsitaisiau. Prisipučiau čiužinį. Persimečiau visus daiktus į priekį. Nes daiktų tai biškį per daug pasiėmiau iš tikro. Aišku, man čia labai vietos dar mažai. Žinot, kojinė persisukus. Aš čia griuvinėjau, ko čia tik nebuvo. Tai bandysiu dabar gal užsikaist, pavalgyt. Turiu lempą pasidaręs. Tokią šustrą. Op. Tai va, kol kas visai fain. Nešalta, aišku, mašina dar užkūrės. Tai miegosiu užgesinsiu. Tikiuosi nesušalsiu. Nes jeigu sušalsiu, bus pizdės. Ir šiaip, jeigu rytoj blogiau dar jausiuosi, tai manau, kad reikės pasimti viešbutį, nes čia, jeigu dar labiau apsirgsiu, tai reiks ne tai, kad važiuoti namo, bet skrist. Arba sėdėti vienoje vietoje viešbutį, kol pasveiksiu. Nenoriu to. Gerai, bandom žiūrėt, ką mes čia turim. Ne čia, iš to pusė. Čia va ir striukę pasikabinau viską. Gerai, ką čia turim? Aš net nenaudojęs dar niekada. Šitas degiklis, kaip jį nuimt. Čia neužsidegsiu viduj, kažin. Iš tikro, va, aš dar ką turiu. O, pažiūrėkite. Čia vienas padėkliukas, kompas įdėtas. Įkėlė video 1%, visiškai interneto nėra. Ir čia turiu kitą padėkliuką. Citrus yra gera mašina. Dujos. Kaip čia naudotis juo? Paektus. Liko rankui. Nieko. Kaip čia jį atidarydam? Skalčiuose suka.
Tai gerai, dabar šitą turiu čia dėti ir užsukti. Tai žiūrėk, čia atsisuka dujos. Kažkas čia ne to. Arba čia reikia pilnai atsukti. Va. Reguliuoji stiprumą. Viskas aišku. Viskas aišku. Tuoj pasikursim. Oho, kaip šilta nuo jo. Eik, tu nesakyk, kad aš neišsiimsiu jo per čia. Kosmos. Opa. Aš pirkau dar atskirai lygiai tokį patį ir mokėjau dar 2 eurus. Tu pažiūrėk, ko čia yra. Dar vienas. Tai čia rimta. Aip. Čia geras dalykas, tik tai kur man šildyti. Nes aš čia uždegsiu viską, man atrodo. Nu, bandysim čia kažkur įdėti. Jis gazuotas? Aš nusipirkau gazuoto vandens. Netikiu, ble. Ne. Taip gal užgazavo. Tai va, ką aš galiu padaryti. Kur dabar tas kamštukas? Tuoj čia sukonstruosim. Jau pervargau šiandien, baisu, nesigaudau, kur randuosi ir kaip viskas čia vyksta. Salam aleikum. Veikia, dirba. Labai tikiuosi, kad nenukris, aš nejudu. Kaip šilta. Čia jau langus reikia atidaryti. Aš dabar negaliu pajudėti, o nepasėmiau nei bomžpakių, nei vaistų, nei puodelių, aš nežinau net kur jie yra. Jaučiu priekį, kam sumetęs būsiu. Jeigu naktį bus man šalta, užsikursiu šitą. Man patinka taip. Vaida. Aš tuo išsirengsiu. Kaip čia karšta. Kažkoks kosmosas, 2 minutės. Verda. Gerai, o kaip man nuimt dabar jį? Gal čia man šitų nereikėjo dėti? Šitas čia susijungia. Aišku, man jų čia nereikėjo dėti, protelis. Dabar taip karšta, aš nepaimsiu. Nematėt mano lėkščių su puodeliais? Nu, tai čia gal bėg turi per čia? Nu. Koks čia rimtas aparatas. Bet kur mano lėkštė su puodeliais, aš neįsivaizduoju. Kažkur pasidėjau. Radau. Po priekinę sėdynę. Aš nusipirkau koldrikso ir papildomai paracetamolio. Man žmona sako, tai kam tu pirkai 2 tokius pačius vaistus, galima sakyti. Taip, o šitam yra paracetamolio. Tai sakė, negersta 2.
Šiaip galiu aš čia ir patogiau, žinokit. Taip atrodo gal. Ne, nu rimtai, šiaip galiu. Čia va atsiremt, įsitiest kojas, čia stalą pasidėt. Kitą kartą taip ir darysiu. Šiaip apibendrinus man patinka. Nežinau, kaip ryte bus. Labai sušalau naktį. Tai visą naktį beveik užkurta mašina. Baisiai. Tas titrusis skardinis. Užgesini mašiną valandą laiko ir visas apšalęs. Baisu. Nežinau, kaip čia bus toliau. Buvo prieėjęs darbuotojas. Jei gerai supratau, tai man liepė va į ten pasistatyti dabar mašiną. O čia pažiūrėkit, kokioj vietoje miegojau. Gražu. Važiuojam patrauks mašiną ir reikia susitvarkyti bardaką. Susidėti normaliai daiktus. Ir eisim prie Morskiai Oko ežero. Gal dar pavalgyti pirmiau reikės. O gal man ten reikėjo visą laiką būt? Gal angliškai nekalba, o aš lenkiškai irgi nelabai. Tikiuosi, kad dabar gerai supratau. Bet tai kad čia uždaryt. Reikia eit paklausti. Kad čia niekur nėra. Nežinau. Ai, važiuoju. Nes lyg supratau gerai. Ateis, jeigu ką išvis. Kavytės, rytinės kavytės. Rytinės kavytės, tada eisim ieškot kur praustis. Oi, ne, tai reikės iš butelio. Gražu čia. Labai gražu. Šausim dar bomžpakį su smetana.
Verda. O kartai kokie. Aš per daug prisidėjau jos, man atrodo. Tai aišku, čia tirpi kava. Dar kieti. Norėčiau šiandien į dušą. Labai norėčiau. Gerai, atėjo metas praustis. Bet aš neturiu rankšluosčio. Neįsidėjau rankšluosčio. Reikės važiuoti pirkti. Dabar pasinaudosim kažkuo kitu. Bus gerai kaip rankšluostis. Gerai. Eik tu, mano batai visi permirko. Kaip ir sakiau, mano veidas labai sausas. Jau traukia man. Tai visada turiu su kremu teptis. Nu viskas, citrus sutvarkytas. Tai parodysiu, ką aš čia turiu. Čiužnios jau neleisiu, paskui dasipūsiu. Turiu kėdutę vieną pasiėmiau dar iš namų. Papildomai jis įdėjo užsiklot. Bet naktį kažkodėl nesupratau, kad aš jį turiu. Čia turiu tą mažą kėdutę, kur pirkau, galvojau, kad viduje aš čia atsisėsiu, bet man atsisėsti ant čiužnio daug patogiau. Kompas keliasi seriją. 4% įsikėlė per naktį. Baisu, kaip nėra ryšio. Čia savo rankšluostį pasidžiauju. Čia turiu kitą striukę biškį plonesnę, kai kitur nulėksim, kur bus šilčiau biškį. Čia turiu rūbų prisidėjęs. Nelabai noriu aš čia persirenginėti. Čia yra kompo kuprinė, čia yra dronas, ten yra maistas, čia yra stalas. Čia yra čiužnio pompa. Ir čia turiu įsidėjęs dar. Čia prausmenys, čia maisto visokie daryti. Daiktų iš tikro per daug prisidėjau, aš jau net matau. Per daug prisidėjau, nes čia tiek man jų tikrai nereikės. Tai va, išdžius.
Reiktų gal valytuvą šitą kažkur susirasti. Čia kompas. Čia visokie filmavimo jungtys visokios. Filmavimo kuprinė. Kompo kuprinė, rūbai, dronas. Ai, va, mėgmaišį dar kur įsidėjau. Ir čia tokių visokių šūdų dar turiu. Popierių, šiek popierių. Sulčių, powerbankas, kita kamera. Nuo saulės akiniai ir visa kita. Tai ką, viskas, einam. Paklausim, kiek čia laiko eiti iki to ežero. Jeigu ne 2 valandos, tai gal ir nueisim. Ir pasižiūrėsim, kaip atrodo Morskė Oko ežeras. Užšalęs. Garantuoju, bus užšalęs. Tai va, su tokiu vaizdeliu papusryčiavau. Labai patinka. Hello. Hello. How long to go to the Morsk? 9 kilometers, 2-3 hours. 2-3 hours, okay. And how much the ticket? 11 zloty. 11 zloty. Okay, I will think about it. Thank you. Karoči, 2-3 valandos eit. Nežinau, ar man to reikia, bet galbūt ir nieko būtų. Ką daryti? 9 kilometrai. Nežinau. 9 kilometrai. 9 kilometrai. Įsivaizduojat, kiek nueit reikia? Ir dar grįžt. Tai čia visa diena. Ir dar drono negalim pakelt. Ne, mes neeisim. Važiuojam kažkur kitur. Einu, susirasiu kokią nors vietelę ir reikia važiuoti. O gal iš vis važiuoti jau reikia kitur. Į kitą šalį. Varom į kitą šalį. Varom į kitą šalį. Viskas. Gana tas Zakopanės. Va, kalnai, prašau. Prašau. Matot? Matot? Tai ir užteks. Varom į kitą šalį. Į kokią dabar varom? Slovakiją. Arba Vengriją. Varom į kitą šalį, viskas. Aš nusprendžiau. Man gana. Aš 9 kilometrų tikrai neisiu. Kai taip šalta ir dar droną negalima pakelti. Ne. Gerai, šiandien išausim ne Koldrekso, o paracetamolio tabletę. Tingiu iš tikro kaitintis vandenį. Pamiršau pirmai. Vandens normaliai neprisipyliau tiek, kiek reikėjo. Išausim tabletę. Gražu gal prie to ežero. Bet mane nesu tokia sveikata eit dabar. Nes jeigu aš nueičiau 3 valandas į vieną galą, 3 valandas į kitą, ten pabūt porą valandų, 8 valandos būtų praleista, o aš sergantis. Tai manau, rytoj mane su medikopteriu parskraidintų į Lietuvą. Nenoriu rizikuoti, nes dar tik prasidėjo viskas ir nenoriu, kad baigtų. Nieko, rasim dar gerų vietų. Tai viskas, ieškom kur lėkt ir važiuojam toliau. Buvau vaistiniai, nusipirkau į nosį lašiukų. 10 eurų. 10 eurų. Ir dar nusipirkau, kol eilėj stovėjau, kelių vinjetę Slovakijoje. 11 eurų. Bet pirkau 10 dienų, nes vienai dienai 8 eurai, o 10 dienų 10 eurų. 11, 10,80 tiksliau. Tai labiau apsimoka, manau, kad 10 dienų, nes aš nežinau, kiek tą laiką užtruksiu. Aišku, Slovakijoje nelabai noriu ilgai užtrukti, nes aš buvęs ten. Bet pabūsim kokią dienelę. Viskas, prisipurškiam vaistų. Tikėkimės atsileis nosis ir judam po biškį. Mano vidosikas vėl užstrigo, nesikelia. Tai sugalvojau kažkur sustot, nueit kavos atsigert ir pasinaudot Wi-Fi, kad įkeltų.
Kas čia navigacija mano šneka. Einam pasižiūrėsim, kaip čia atrodo. Oho. Gražu. Gražu. Norėčiau paslidinėti. Bet nemoku. Fainai atrodo. Gerai, einam ieškoti. Nes nėra laiko, vėl paskui vakarė nuvažiuosim. Neveikia ir čia. Veikia kažkiek, bet rodo 2 valandos virš kels dar. Tai, kad negaišiu laiko, nuvažiuosiu į vietą ir labai tikiuosi, kad bus ten ryšys. Reikia eina čia nuotraukų bus daryti. Labai gražu. Ir ten negaliu privažiuoti. Navigacija rodo, kad gali davažiuoti, bet privažiuoji ir ten dar nežinau, kiek kelio rodo, kad pieškom reikia eiti. Blemba, nesirčiau, aš tikrai eičiau. Labai noriu. O norėjau va čia nuvažiuoti. Taip, aukštai atrodo viskas. Dabar reikia kažkur man čia stot parkingą. Čia lyg gaudo ryšį. Nežinau, eit pavalgyti reikia gal kažkur. Bet čia išvien restoranai. Reikia pasieškoti kažkokios vietos, kur pavalgyti, pasėdėti. Ryšį gaudo atrodo. Bet nekelia kažkodėl vis tiek vidų. Tai susiradau aš kur pavalgyti, atsisėdau, kol nešė maistą ir vidosika pradėjo kelt normaliai, nežiauriai geras internas buvo. Tada užsisakiau žalios arbatos, nes vis dar sergu, tai kažko karšto norėjosi. Po karšto norėjau kopūstų, kopūstienės, slovakiškos kopūstienės. Pažiūrėkit, kokie tiršta ir skaniai. Wow, o pabaigai šovau tokius 2 šnicelius. Tai išleidom 30 €, bet vos išėjau aš iš ten. Baisiai skaniai pavalgiau, labai jaučiuosi energingas dabar, viskas super, labai graži vieta iš tikro buvo. Tai ties čia ir baigiam šitą seriją. Nekokia buvo diena, nepavyko niekur apsistoti normaliai, bet nieko, mes nepasiduosim. Tai ačiū, kad žiūrėjot, pasubscribinkit būtinai ir susitiksim traukinyje.